7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki, aš vis dar vadinuosi Nerijus Kesminas, o futbolas Europoje vis dar žaidžiamas. Šiandien mes žvilgtelėsime į Čempionų lygą, į Europos lygą, Premier lygą ir, kadangi jų vyksta, tai El Clasico, kaip bejo. Čempionų lyga ir šią savaitę mes jau sužinosime abu finalo dalyvius. Antradienis San Siro stadione Milane, ten Interas prieš Barceloną. Toks pačia geriausia prasme kiemo futbolas pirmose rungtynėse 3-3. Ir namuose Interas tarsi ir turėtų būti vadinama šiokiu tokiu favoritu, bet aš nesakyčiau, kad yra būtent taip. Prisimenant pirmas rungtynes, Interas sumušė viską kulnais per save, kaip nenori. Pusantros progos 3 įvarčiai. Taip kasdien nebūna. Ir taip turbūt nebus šį kartą. Barsa tiesiog vėl žais tą patį savo futbolą, jiems neįdomu, kokias taktikas dėliojasi varžovai, jie tiesiog stumdo kamuolį taip, kaip jiems reikia. Kažkas panašaus bus ir šį kartą ir aš nelabai matau sausų Intero vartų. Matau tai šiek tiek kitaip. Barcelona įmuš įvarčių, įmuš jų daugiau, rungtynės bus rezultatyvios. Manau, kad į abiejus vartus ir nemažiau negu 3 įvarčiai, o į finalą eina Barsa. Dar vienas Lamino Jamalio įvartis? Kodėl ne? Pirmos rungtynėse prieš Federico Di Marco jis ten siautėjo labai smagiai. Galės pakartoti. Trečiadienis ir antros rungtynės. Šį kartą Paryžius, PSG prieš Arsenalą. Prancūzijos vėl čempionai ir dar kartą čempionai. Stiprų žingsnį žengė į priekį išvykoje, 1-0 laimėjo, ten po Ousmano Dembele įmušto įvarčio. Galbūt šį kartą Paryžius be Dembele. Šis gydosi trauma, bet turbūt tose atsakomosios rungtynėse netai bus svarbiausia. Pagrindinė PSG misija yra nepraleisti, turėdami savo dominuoti gimusi vidurio saugų trejetą, jie yra pajėgus tai padaryti ir aš prognozuočiau taip, kad šį kartą įvarčių fejerverkas, Paryžiui tiesiog nereikalingas. Jie ramiai sužais savo futbolą, jie stengsis kontroliuoti rungtynių gijas savo rankose. Matau Arsenalo pastangas, desperatiškas, bet nesėkmingas ir prognozuočiau PSG pergalę, nerezultatyvą, vienu vartuku, 1-0 galbūt, daugiausia 2-1. Europos ir konferencijų lygos ketvirtadienį ten tarsi ir to įdomumo nelabai daug, 3 poros atrodytų beveik aiškios, atrodytų, kad 3 anglų komandos eina tolyn, bet vienoje vietoje norėčiau sustoti ir užfiksuoti momentėlį. Bude Glimtas, šio sezono futbolo stebuklas iš Norvegijos, žaidžia namuose su Tottenhamu po pralaimėjimo išvykoje 1-3 ir tas vienas įvartis, kurie įmušė 90 minutę, gali būti pakankamai svarbus antrosioms rungtynėms. Nes Tottenhamas žais be Jameso Madisono. Son Heung-minio jau kurį laiką nėra. Dominikas Solankė turbūt bus, bet ir jis lenktyniavo su laiku gydinamas traumą šios savaitės pradžioje. Jei nėra šitų 3, sakyčiau, nėra daugiau negu pusės Tottenhamo puolamojo potencialo. O Būdei, jei nėra ko prarasti, jie tiesiog gyvena pasakoje ir tą pasaką norės pratęsti. Todėl toks gana drąsus sprendimas, sakyčiau, kad Bude Glimtas namie laimės. Laimės rezultatu, kurio nepakaks žingsniui į priekį. Tai yra Norvegų klubas iškovoja pergalę, į finalą eina Tottenhamas. Ir gražų europinio futbolo sekmadienį turėsime šį kartą. Pradedame nuo Premier lygos. Ten, aišku, įdomiausi dalykai dabar, bene vieninteliai įdomus dalykai likę. Kova dėl vietų Čempionų lygoje ir būtent sekmadienį Newcastle United namuose priima Chelsea. Tai yra rungtynės, kurias žaidžia 4-5 vietą dabar turnyro lentelėje užimančios komandos. Čempionų lygos zona tarsi ir, nors ne faktas, nes 5 anglų vietą gali pasiimti ir turbūt pasiims kažkuris iš šio sezono Premier lygos nevykėlių, arba Manchester United arba Tottenhamas, todėl reikia muštis. 4-5 pozicijos yra neblogai, bet nuo 7 tik +3. Newcastle'as per pastarąsias 3 rungtynes savo aikštėje mušė 12 įvarčių. Stipru. Chelsea 4 pergalės iš eilės. Nemažiau stipru. Chelsea žais Europoje, bet ten manau, kad to laiko atsigavimui, tų 3 dienų
jiems turėtų pakakti, juolab, kad ir sužaisti, pastrateguoti galima, tą Europą padėti kaip ir į atsarginę lentyną. Prognozuočiau rimtas rungtynes, kuriuose ne vienai komandai situacija nėra vabankinė. Tai yra trūks plyš bėgti į priekį, jiems nereikės. Bus taktikos, bus bandymų pergudrauti vieno trenerio, bandymų pergudrauti kitą trenerį, bet prognozuočiau Chelsea sėkmę, prisimenant tai, kaip jie baigė praėjusią sezoną. Atrodo, kad panaši pavara yra įjungta ir dabar. Taigi, Chelsea laimi ir sustiprina savo pozicijas, kovojant dėl teisės žaisti Čempionų lygoje. Ir El Clasico numeris 4 šį sezoną. Kol kas Barça turi iš 3-3. 12 įvarčių sugrūstų į Realo vartus per tas 3 rungtynes. Turnyrinė situacija lemia, kad Barcelona apskritai patiria to spaudimo gerokai mažiau. Turnyro lentelėje jie turi +4 lyginant su Realu, tai yra lygiosios, netgi lygiosios namie. Jiems būtų visai neprastas rezultatas. Laimėti visus 4 iš 4, kai žaidžia tos dvi komandos, yra neįtikėtinai sudėtinga, bet sakyčiau, kad šiemet tai gali nutikti, juolab, jeigu Barcelona pateks į UEFA Čempionų lygos finalą, turės 5 dienas poilsiui, o emocinis fonas bus tiesiog puikus, jie žino, kaip prieš Realą laimėti, Realą chaosas organizacinis, chaosas žaidybinis, traumų situacija irgi puikiai žinome, todėl manau, kad šį kartą gali būti 4 iš 4. Barcelona laimi, +7 turnyro lentelėje likus žaisti 3 turus ir ko gero Hasta la Vista baby atsakyti klausimą, kas šiemet laimės Premier. Apie šią savaitę tiek, iš tikrųjų bus ką pažiūrėti, bus smagu. Šiuokart aš atsisveikinu, žiūrime futbolą ir pasimatysime.